Šiluma ir saulėtomis dienomis Neringa lepinantis ruduo gynė mėgautis visais čia sutinkamais gamtos malonumais. Patraukėme grybauti. Kuršių Nerijos miškai mūsų viešnagės metu grybais dar nesipuikavo, tačiau mums vėl pasisekė. Mūsų komanda išgelbėjo vietos grybavimo ypatumus puikiai išmanantis neringiškis. Apsirūpinę vakarienę sėdame atsipūsti ir dalyjėmės smagia pažintimi. Neringoj pats užaugai čia. Kaip? Savotiškai. Ir grybai savotiškai. Ir grybai savotiškai, ir laisvalaikis, ir darbas, viskas čia yra savotiškai. Kitaip. Ar galima sakyti, kad vis tik tai Neringoj laikas tarytum sustoja? Gyvenant čia Nidoj, gyvenant, užaugant, turint draugų, jis tikrai nesustoja, jisai pagyvėja bent jau man. Kada yra draugai, yra žvejyba, yra grybai, viskas yra valio, bet atvažiavus žmogui, tarkim mano žmona iš Rietavo, iš tikrųjų labai sunku adaptuotis tiek mažo kaimelio sindromas, kaip sakant. Neringa prabunda būtent rudenį dar kitom spalvom. Ne vasarą, kada visi migruoja pajūris, marios. Vasarą kaip? Vasaros mes grožį iš vis nematom. Iš tikrųjų. Neringiškiai. Taip. Kaip mes sakom, neringiškiai sustinka turbūt daugiau po vasaros sezono kokių Turkijai pasimato dažniau prie to pačio pliažo negu kažkur išėję, nes yra tie 2 mėnesiai, per kuriuos yra iš tikrųjų darbas. Ir eit grožėtis tą patį pliažą mes vietiniai, kaip sakom, laukiniai. Mes einame į tokius pliažus, kur gyvos dvasios nėra ir kad tik pailsėt nuo tos rauto žmonių, nes, kaip pavyzdys, sako, atėjus į Maksimą neradus grietinės, tai jau yra ženklas, kad žmonių iš tikrųjų yra nemažai. Man pats ruduo, šis metų laikas yra pats nuostabiausias ir išvis pats geriausias, kada tu baigi darbą, vakarai yra dar netamsus, baigęs darbą tu gali sėsti ant dviračių takų pravažiuojant su nieko nesusipykęs ir neapiburnotas. Tu važiuoji vienas arba dviesės su draugais, kurie vasarą ten atidirbo arba atarė, kaip aš sakau, grybai tie patys, sustinki su žmonėm Maksimai, jau pasiklausiu, kaip tu gyveni, nes 2 mėnesius tu jo gal ir matei, bet tikrai nepastebėjai, nes toj masėje jisai paprasčiausiai paskendo. Ir išėjęs po darbo tiek į grybus, tiek, sakau, išplaukiant pažvejoti, realiai aš pailsiu grinai va šį momentą ir kas liečia dėl poilsiautojų, tikrai nelabai suprantu, kurie važiuoja ten tą vasarą, kai yra pats gražiausias metų laikas ir šilta. Ir reikia pridurti, kad kainos dabar per pus nukritę. Per pusę mažesnės kainos ir Maksimui grietinės tikrai gausit. Be bėdų. Štai jums dar vienas didelis privalumas. Atvykusi Neringa ne vasaros sezono metu galimybė praleisti laiką jau nebeskubančių vietos gyventojų draugijoje. Juolab, kad tikrai pamario žmonės turi ką papasakoti. Atsisveikiname su Justu, ruošėme grybų vakarienę, čia pat, prie jūros įrengtoje stovyklavietėje, kūrename laužą, dalyjamės patirtais įspūdžiais, planuojame rytojų ir mėgaujamės sulėtėjusiu gyvenimu. Na, o rytmetį, kol sklaidosi ūkanos, užsukame į gardžiąją Nidos kepyklėlę, puodeliui kavos ir ne tik. Tai buvo prieš 13 metų, buvo projektas, toks Safari programa tada prasidėjo. Tai kur girdė, nėra kepyklos Neringoje. Pabandyk. Aš kaip sakau, neišdidi. Gerai, pabandom, rašom tą projektą, jis man padėjo. Aišku, buvo sunku, daug darbo įdėta, mes jį kažkaip netyčia laimėjom. Nors tokių mažų, tai buvo labai mažai, kam pasisekdavo. Sunku buvo, žiauriai. Aišku, sunku ir šiaip, ir visi labai skeptiškai žiūrėjo. Kodėl skeptiškai? Todėl, kad atvykėlė? Ne, tiesiog tai buvo 2 kepyklos, man atrodo, prieš mus kažkaip tai nieko. Žmonės čia gyvena, jie žino, mes verslą tai neturėjo. Jie supranta, ką reiškia žiema. O man tai buvo ne vienodai žiema ar pavasarį, aš žinau, kad reikia projekto, viskas įgyvendinti, nes jeigu tu nespėjai, tu pinigus turi grąžinti. Na ir vis tik tai štai ruduo, tai jau dabar skirsit laiko savo. Savo? Ne tik savo. Kažką tai, kad jūs vasarą turėtumėt prisimint ir kad turėtumėt kitą vasarą jūs atvažiuoti ir sakysit, ką turite naujo. Bet čia yra tradicinis klausimas. Daug tokių turistų, kurie atvažiuoja ir klausia. Bet dažniausiai vis tiek perka kas seną. Na, jau pripratę vis tiek žmonės. Jo, išsiriausiai sako, o kol mes įvedam kažką naujo produktą, palaukit, kol jums siūlysi dar. Kol dar išbandyti. Ne, jis reikia to pyrago, kur praeitą. Na gerai, bet jeigu prasideda tas turistinis sezonas, ar ne, tai čia telpa visi žmonės, nereikia, nebūna grūščių. Nu, žinokit, nelabai telpa. Vasarą tikrai daug žmonių. Kas čia tokio skanaus nepaprastai? Čia yra, vadinasi, morkų tortas. Morkų tortas? O morkų dėl, kad ten... Geltonas? Jo, ten yra morkos dėtos.
Nu, aš negaliu dabar receptūrų sakyti. Ne, iš tikrųjų šiandien be kiaušinio, bet ir greitai. Labai skanus. Skanus. Bet tai... O visą šitą tiesiog, ir va ką žiemą darau, tai žiemą ir darau. O tai jūs čia pati tą receptūrą galvojat, traukiat iš kažkur? Jo. Šnipinėja. Jo, visur eini ir visur viską matai ir galvoji, kaip čia. O šiaip knygos labai daug. Aš tikrųjų taip. Moterim duodi, jos aptarėmės, paskui kažką tai. Tai išeitų taip, kas čia yra. Tai yra jūsų gyvenimas, ar ne? Jūs tai jau tuo gyvenate? Jo, iš tikrųjų, nes kitaip nieko nebus, jeigu to negyveni. Saldaus ryto temą keičiame mums kiek netikėtų atradimų. Vykstame į Alksnynės artilerijos bateriją, vieną iš 8 gynybinių įtvirtinimų, kuriuos pastatė vokiečiai per Antrąjį pasaulinį karą. Na, o šis kelias, tai jisai atėjom visų to keliu, taip brūkšniukais, jis irgi... Čia yra autentiškas kelias, išlikęs jisai visų pirma dėl to, kad vokiečių betono kokybė buvo itin aukšta. Nepamirškim, kad šis įtvirtinimas galėjo funkcionuoti tik jeigu būtų užtikrintas nepriekaištingas krovinių gabenimas. O kodėl jis grublėtas? Grublėtas jisai tam, kad smėlis patekęs tarp šitų brūkšniukų užtikrintų kelio maskavimą, tai yra nėra prasmės maskuoti visos baterijos, jeigu priešas iš lėktuvų matys kelią vedantį į objektą. Na, o čia kas? Čia yra elektros jėgainė arba tai vadinamas jėgos bunkeris. Baterija buvo pilnai autonominė, tai yra užtikrindavo maitinimą visų įrengimų iš savo elektros generatorių ir tam, kad tie elektros generatoriai būtų apsaugoti nuo priešo bombardavimo, buvo pastatytas atskiras objektas. Tai norit pasakyti, kad čia buvo generatoriai? Taip, čia buvo generatoriai, buvo naftos atsargos, stovėjo visa komutacinė įranga. Iš principo tai yra... Jis sunkis, ar ne? Na, šiuo metu, kadangi objektas yra daug metų apleistas, jo drenažas neveikia puikiai, siurbliai demontuoti ir vandens išsiurbimo, aišku, mes neturime. Elektrinis bunkeris vienas iš didžiausių bunkerių visame komplekse. Šalia ginkluotės čia buvo ir dušai, tualetai, patalpos maisto bei vandens atsargoms. Na va, mes dabar įžengėme vieną iš kazematų. Matosi kabelių trasos, tai yra čia stovėjo komutacinės spintos, kurių dėka elektra buvo paskirstoma į tuos šaltinius, kurie turėjo ją priimti. Matom šildymo sistemos likučius, tai yra kabojo normalus radiatorius, pakankamai modernus. O čia šitos skylės, tai kam čia? Skylės reikalingos tam, kad pravest tam tikrus vamzdžius tarp kazematų, bet dabar siūlau pažiūrėti ne į skylės, o į lubas. Ir atkreipti dėmesį į tai, kad bunkeris yra labai sudėtingas. Matot, kokia yra arkinė konstrukcija. Tai ne veltui padaryta. Šis objektas yra atsparus tiesioginiam sunkios aviobombos pataikymui, jau nekalbant apie priešo artileriją. Ir matom likučius elektros instaliacijos, tai yra paviršinė elektros instaliacija, leisdavo atlikti jos remontą pakankamai greitai ir akivaizdžiai pamatyti, kur yra pažeidimas, jeigu, tarkim, dalis objekto yra pažeista. Šioje baterijoje būta galingos ginkluotės, skirtos šaudyti į priešo lėktuvus, esančius net už 10-15 km. Kompleksas turėjo ryšį su radarinė stotimi, iš anksto įspėdavusi apie artėjančius priešo bombonešius. Unikalias vokiškas technologijas menantis kompleksas šiandien yra puikiai išsilaikęs ir beveik nesuardytas. Sakyčiau, kad čia ne tik gali būti, bet ir turi būti kultūros objektas, atsižvelgiant į objekto mastą, į dydį, į tą vietą, kur jisai yra pastatytas. Šiai dienai egzistuoja didelė paklausa netradiciniam laisvalaikiui, netradiciniai patirčiai ir turim gausybę įvairių žvaigždučių viešbučių, tačiau turim be galo daug turistų, kurie ieško, pavyzdžiui, galimybės pernakvot bunkerį taip, kaip tai darė Antro pasaulinio karo laikais vokiečių kariai. Kiek mes dažnai atvažiuojam į Neringą, žinom pajūrį, žinom marias ir kiek dažnai čia užsuka turistų pasivaikščioti. Šią vietą unikalią ir daugam turbūt bus naujiena. Ne tiek daug turistų iš tikrųjų čia užsuka. Aišku, mes matom tam tikrus teigiamus pokyčius, pavyzdžiui, pastatyti informaciniai stendai,
kurie užsukusiam čia turistui leidžia suprast, kur jisai pateko, nors važiuojant kelių jokių rodiklių mes nematome. Be to, kaip pastebėjot, objektai yra pakankamai nešvarus, ne visi šauliniai yra uždengti, tai yra šiai dienai galbūt nelabai sąžininga kvies čia turistus, nes jų saugumas nėra iki galo užtikrintas. Dėkojame Vladimirui už intriguojančią ekskursiją, suteiktas žinias ir atradimus. Norime tikėti, kad ši vieta ateityje virs traukos centru viso pasaulio turistams. Vis dar panėrę į diskusijas aplankome Juodkrantę, Gintaro įlankos skulptūras, o popietę sukame prie mirusių kopų. Čia mūsų laukia svarbi misija, jungiamės prie būrio motyvuotų savanorių ir žygiuojame į saugomą Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritoriją. Darbas laukia nelengvas, reikia ravėti kopose dygstančias nepageidaujamas pušeles. Davai. Gerai, atkiniuošia kaip ropė, žinai. Ne, čia be Kirilo. Palauk, aš tave trauksiu, gerai? O. Nu, bet prisidėjau. Aš čia nesušaknim. Po geros mankštos ir neeilinės patirties kalbamės su prasmingiems darbams susibūrusių savanorių vadu. Kaipgi gimė tokia graži iniciatyva, jūsų klubas, aišku, ne vieną gražią iniciatyvą turi, bet vis tik tai, į neringą ir padėti apsaugoti tas gražiasias kopas. Klube turim vieną neringiškį, tai vienas dalykas, jau jaučiam, kaip pasakyti, ryšį per abu marių krantus. O iš tiesų tai susitikom su Nacparko direktorė kažkokiam renginį ir jinai pasiguodė, kad sako, reikia kopas tvarkyti, o nėra kam. Tai sakau, atvešiu aš čia 20-30 vyrų, kurie su malonumu tą padarys, to labiau, kad va, pažiūrėkit. Vaizdai nuostabus, oras geras. Na, o tokių žmonių vieningų pasiryžusių netrūksta? Nu, nežinau, kaip pasakyti, jeigu čia klausimas apie Rotary organizaciją, tai Lietuvoje 46 klubai ir virš 1500 narių. O atvažiuoja jie irgi čia padėti į neringą, ar jie kitom parkam padeda? Per visą Lietuvą. Tai parkų pagalba čia yra vienas iš tokių, kaip pasakyti, reikia, susitarėm, atvažiavom ir padarėm. Šalia to bendravimo, šalia pabuvimo kartu, tu dar padarai kažką tai gero ir kitam, kam tos pagalbos galbūt ir reikia. Vat kaip šiandien, tai kaip pasakyti, o kodėlgi ne? Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija įvairius savanorystės darbus organizuoja nuolat. Visi norintys prisidėti prie saugomos teritorijos priežiūros gali drąsiai skambinti į parko direkciją. Mainais už pagalbą įvairiose darbuose savanoriai gauna nuostabes ekskursijas po parką. Puikus derinys, prieinamas kiekvienam. Baigus pušelių ravėjimo talką, čia pat kopose sutinkame dar vieną šiam kraštui nebeingą žmogų. Kaip nutiko, kad pamilote neringą, nes pats nuo gimimo liktai esate iš kitų nuostabių kraštų? Iš vieno Lietuvos lopščio patikau į kitą nuostabaus lopščio, kaip sakant. Ir, prieš 10 metų, lygiai 10 metų, kaip aš neringoj. Ir tai buvo pirmas kartas, kada aš atvažiavau jį ir taip ir likau jam. Ir tikrai nesigailiu, nes tai tikrai yra unikalaus gamtovaizdžio, unikalos architektūros, žmonės, viskas. Na, mes realybėje, aišku, matome tą, kaip jūs sakote, nuostabų, unikalų gamtos grožį. O kokia yra neringa fotografijose? Kitą kartą žodžiai sunku nusakyti, kas yra neringa. Reikia stengiasi įamžinti fotografijose tą variantą, nes akimirka ir keičiasi vaizdas. Sakau, sekundžių reikalas pagauti geras vaizdas. Na, štai tokių įdomesnių nuotraukų, kurias galėtumėt iš to ne vieno tūkstančio galbūt paminėti, kur, kai sakant, Dievo stebuklas, kaip ir žaibas, neringoje čia rugsėjo 1. Ja, kažkaip žaibavo toli, atsikėliau, galvoju, važiuoju į Saulės laikrodį, nes tai iš visų pusių žaibai keitėsi. Sakau, iš ten bus daugiau šansų pagauti žaibas. Ir pavyko. Teko galbūt ir tokių unikalių nuotraukų atrasti, kaip pavyzdžiui, briedį vaikščiojantį po miesto fontaną arba šernus ten žaidžiančius futbolą Juodkrantės stadione. Prie fontanų neteko, bet, pavyzdžiui, šalia gatvės esu ir užfiksavęs kadrą su jums atsiuntęs, tai grinai prie ženklo stovi, net prašiau kelių eismo reguliuotojas. Stovi, ant šalikelės grinai. Ir net nereaguoja žmonės vaikščioti, ten per daug priartėjus užnypščiais ten, bet šiaip jokios reakcijos. Mes jau išgirdom, kad neringoje yra grybavimo ypatumai. Tai gal ir fotografavimo ypatumai neringoje kiti negu žemynė? Turbūt reikia laikas pataikyti.
tas laikotarpis ar saulė kylant, ar saulė leidžiantis, objektai praktiškai tie patys, bet irgi galim pagauti, kada esu pagavęs prie maestro Kernagio mėnulis, mėnesiena, toks didelis mėnulis ir taip maestro atrodo į mėnulį žiūri su gitara, vaizdas nerealus. O tokia pati, Katra sako, pati brangiausia. Ta pati brangiausia, aišku, vienintelė fotografija Neringa, bet iš tų, kuris padarėte, Katra pačiam yra vertingiausia. Nu šiaip, gal ta žaibas ir kurį pagavau šiemet, kaip tik. Esu pagavęs pernai, bet ten buvo dienos metas, taip kaip apsniaukė, esu pagavęs, bet taip realiai virš Nidos pirmą kartą taip dažai pagavau. Atslenkantis vakaras priminė, kad laikas poilsiui. Pamojame mirusioms kopoms, sutiktiems bendrakeleiviams ir sakome ačiū už neeilinę dieną. Antrasis rytas Nidoje dar labiau ūkanotas nei prieš tai buvęs. Vydami snaudulį bei puikiai nusiteikę žingsniuojame į susitikimą Nidos centre. Tai labas rytas, Dominikai. Labas rytas, Goda ir Sauliu. Kaip rytas Neringoje? Nu, gan apsiniaukęs toks rūkanotas, bet manom, kad viskas bus gerai įsidienojus. Kokia Neringa rudenį? Rudenį. Graži iš tikrųjų labai tas metų laikas, kai keičiasi, jisai labai matosi, nes visi lapai pradeda keisti spalvą ir čia pritraukia iš tikrųjų labai daug menininkų, visokių, kurie atvažiuoja ir tapo, ir fotografų visokių. O kiek tu pats laiko Neringoje gyveni? Aš gyvenu nuo 3 metų. Nuo 3 metų. Tai nuo 3 metų kokia ta Neringa, kaip jinai pasikeitė, kokia jinai yra dabar ir kokia jinai buvo galbūt, jeigu tu atsimeni, aišku, 3 metų. Kiek aš atsimenu, kad jinai nelabai keitėsi, viskas iš tikrųjų labai panašiai išliko iš tikrųjų. Ir malonu, ir malonu matyti, kad taip. Nu, tik tai gal susitvarkė kažkiek aplinka, keliai gal tvarkosi, dar kažkas tokio juda, o šiaip iš esmės tai niekas nesikeičia ir iš tikrųjų nereikia čia niekam pasikeisti. Tu pasirinkai kulinariją. Taip. Kodėl? Nu, aš nuo pat mažens. Tarp pyragaičių. Buvau, taip, aš esu baigęs turizmo mokyklą, virėjo konditerio specialybę. Ir aš nuo mažens jau buvau linkęs tam ir namie tėvai būdavo, kad dirbdavo, gan daug kažkam reikėjo daryti valgyti, tai aš ir darydavau iš tikrųjų. Vaikas, mama dirba, tėtis dirba kažkam. Ai, valgyti reikia daryti. Tai būdavo, skambinau mamai, ką daryti ir mama, žodžiu, Ar galima pasakyti, kad tokio konditerio virėjo specialybė yra vyriška? Iš tikrųjų vyriška. Nu, konditerija gan irgi sunki, bet virėjo tai tikrai jis gan nėra labai lengva, tai ir ilgos valandos ir tas darbas toks fizinis pusiau yra. Iš tikrųjų, nu, daug aš užsienyje dirbau, iš tikrųjų vien tik vyrai tą dirba. Dirbau gal, nežinau, keliose vietose, 6-7 skirtingose, tai sutikau gal tik tai 1-2 merginas. Ir tai tas buvo tik pradedančios tokios padėjėjas, o daugiau vien tik tai vyrai dirba iš tikrųjų. Ar vis tik tai galima taip teikti, kad jaunam žmogui mes jo nekeikime, kai jokių pabėgs, o galbūt tiesiog jaunam žmogui reikia pasižvalgyti kaip svetur, pakeliauti, kad paskui čia galėtum gyventi ir kurti? Na, žinoma, reikia išvažiuoti, aš manau, kiekvienam jaunam žmogui užsienį, tarkime, vis tiek ten pamatai kitą tą pasaulį, susipažįsti su kitom kultūrom, įgauni tos kitos atsakomybės, gal kur čia po tėvų sparnelių jos taip ir neįgautum iš tikrųjų. Likusiomis viešnagės Neringoje akimirkomis dalinsimės po trumpos pertraukėlės. Nida tebegaubianti migla mūsų noro išplaukti į Kuršių marias niekiek nesumenkino, tad sėdame į jachtą ir leidžiamės į paslaptingas ūkanas. Turistui mes pripratę daugumą, kad sako, kad Neringa yra vasara, štai mes matom rudenį, biškutį kitokią Neringą atsivėrusi ir pats, kaip plaukiojat, ta Neringa kiekvienų metų laikų ir rudenį, aš nesakau, žiemą jūs neplaukėt. Kokia jinai rudenį? Nuo gegužės pradžios iki spalio mėnesio. Plaukėjimo toks kaip sezonas. Šiaip visi metų laikai geri. Aišku, žiemą laivą iškeliam, bet yra kiti užsiėmimai. Ledrogės, blokartai ir taip toliau. O sezono metu kokios kelionės planuojamos su jachta? Čia paprastai Kuršių mariose apžvalginės kelionės lygi kopų dabar nesimato per rūką. Prie mirusių kopų pervalkos, gali būti Juodkrantė, Klaipėda, Nemuno delta.
tai pasirinkimas didelis. O kas čia vis tik tai per toksai sindromas, kad štai neringiškiai žvejai, neringiškiai grybautojai, na ir tarytum gimsta kūdikis ir jau arba jam meškerę, ar kokį irklai duoda. Kodėl čia taip? Tai čia pačios gamtos sutverta, turėt tokias sąlygas ir nesinaudotai vienas dalykas, bet tai jie mato savo tėvus, savo draugus, savo bendramžius ir vis tiek į šitą pusę jie linksta, tai natūralu, normalu. Na, kokiegi dabar turistai lyginant anksčiau, mes reiklesni, ar tokie nostalgijos kupini atvykstame vėlgi ir vėl į Neringą atrasti iš naujo? Yra kelios grupės. Yra tie, kurie užaugo čia ir važiuos iki lentos, o yra nauja karta, kad yra iš Palangos. Suprato, kad reikia kažką pakeisti. Tai labai didelis skirtumas tarp tų žmonių. Bet kasgi vis tik tai yra jūsų tas magnetas Neringoj? Tai yra gamta. Čia yra, jūs galit mieste grįžęs namo, ką jūs veiksit vakare? Tradiciškai. Gal išeisit šunį išvesit. Čia jūs galite išeiti bet kur ir visur yra viskas atvira. Sąlytis grynas. Sąlytis su nenuspėjama gamta į Kuršių neriją atvilioja būrius menininkų. Aksominis rugsėjis bene mėgstamiausias įvairių susitikimų laikas. Nenustembame kūrybinį šurmulį radę ir prie garsiojo Hermano Blodės namo Vila Helene. Na ir kodėl vis tik tai Neringa vadinama dailininkų fotografų meka? Dėl to, kad išgarsino Nidą. Iš tikrųjų, ta kolonija atsirado dėl to, kad menininkai pamilo šitą kraštą, ir jie atrado, jiems nebereikia kaip Gogenas važiuoti į Taitį salą, niekur nereikia važiuoti, šiek tiek iš Vokietijos. Davažiuoti iki tą Kuršių neriją, man net ir išmoko, aš labai tapai, ekspresionistas, mane permušti. Jis kūrė, dabar vyksta procesas. Iš tikrųjų, šiemet yra tema tapyti gražiai. Tai va, ir tie namai Vila Helene, tą reikia akcentuoti, nes ta Vila Helene iš tikrųjų yra, baig čia tepliot mane, reiškia. Tai va, tai yra legenda. Ir šiemet pleneras, nenukriskit, šiemet pleneras yra lietuvių Lenkų pleneras. Mes tą uniją padarėm, Krokuvo Nida. Tas yra svarbu, nes buvo 5 profesoriai pakviesti. Kadangi tų lėšų jokių, tai mes jam atsakėm, atvažiavo jaunesnė karta. Ir Nida iš tikrųjų tęsia tradicijos, nes jos tas grožis Nidos, kaip pasakyti, menininkai turi tęsti tradiciją. Šiuolaikiniai yra menininkų kolonija, daro šiuolaikinius dalykus. Baig šiuolaikiškai tapyti 2 teptukais. Baig 2 teptukais tapyti. Откуда ты? Откуда? Армения. Сначала Армения, потом Польска. А как Армения и Неринга, как разница? Нет разницы. И ты красивая, и Армения красивая. Нет разницы. И люди это само. Как армяне, как полак. Но сейчас осень. Это красиво или нет? Летом красивее? Очень красиво. Очень красиво. Я хочу, пока мы здесь, Нида очень хорошая энергетика здесь. Очень. Я очень люблю эту традицию. Очень люблю. Nuostabu, bet pasakyk, kaip tau čia kurti, kai tokia migla už nugaros. Ir štai gaunas ir atskirsi ryte, ką nupiešėme. Man atrodo, jo galvoje jau yra, ar ne, kažkoks tai... Nereikia žiūrėti. Jau viskas šitaip įlindė. Vaizduotė. Taip, ir čia toks oras, ta energetika stipri, kad tiesiog dabar aš suglumęs, nežinau, ką aš darau, aš apie sąmonės beveik. Čia atsipeikiu jau, nes kas būna, šis sąmonė prarandi. Dėl to, kad čia ne tik gaiva, dėl to, kad tai yra antiek energetiškai stiprus, kad jau žmogus esi toks silpnas, tiek čia jaučiantis tų visų stiprybių, kad tu tiesiog atsijungi. Atsibundi, žiūri darbas, galvoju, čia mano ar ne mano. Paskui pradedi krapštyti, žiūrėti, akurat. Na gerai, bet kai reikia po to, vis tiek klausimas kyla, ką šitas jūsų kūrinys nori papasakoti, ar ne? Nėra sudėtinga po to išteisinti? Ne, tai yra tam reikalai dailėtrininkai, jie viską padaro. Svarbiausia mūsų darbas tapyti. Mes sukurti tam, kad tapytumėm. O dailėtrininkai sudaro, reiškia, tą visą jų grupę, kurie, reiškia, žiūri ten taip, panaip, jie ten sudėlioja visas lentelėlės, reiškia, į tas lentynas, į stalčiukus, ir tada viskas ištraukė, pasakė, ten tai pasinėtė, žinai, ką. Na, o jums pačiam, kas įdomiausia, ką įdomiausia yra įamžinti? Dabar, pavyzdžiui, man jūra, aš pirmą kartą, atvirai sakant, pirmą kartą Nidoj, man gėda. Buvau mažiukas, mane ten surišo, tėvai nuvežė čia, aš žinau, kur čia suradau, 5 metų. O dabar
nenoriu sakyti, po 58 metų, atrodau, tokias oras ir jodas, va, žaizda, va, buvo, nepatikėsi, šita žaizda 6 metus neužgyjo, o dabar viskas, nebėra, kodėl, jodas. O čia tik 10 minučių stovit, ar ne? Ir barzda pati susigarbanavo pas jį, žinai. Yra teptukas, kažkaip, jau tiek energijos, tai va tapai vėl teptukas. Bet žinokit, labai jaučiasi sklinda iš jūsų tą energiją tikrai. Taip, teptukas paruoštas visada, pamušt, kaip sakant, akcentams uždėt. Matot, bet teptuko, kaip kopas jaučiasi. Jaučiasi kokias kopas, tai tie visi žalumėliai, bėka teptuko. Čia yra jėga. Va, ir tas Nidos vartas kvapas. Jaučiu, aš pažįstu vieną moterį, Nida. Kvapas panašus, bet čia ypatingas. Tai, kad ta jūros, reiškia, tas dvelgsmas. Galima tik įsivaizduoti, kokie ekspresyvūs potėpiai gimė šios stovyklos dalyvių darbuose. Atsisveikiname nešini smagių prisiminimų, o prieš kelionę į namus kylame į Urbo kalną prie senojo Nido švyturio. Viešnagės įspūdžiais dar spėjame pasidalinti su Neringos meru. Dar už tai mes esame, Neringos, galima sakyti, širdį šalia švyturio ir turbūt kiekvienas tas, kas atvyksta į Neringą, bent jau galvą pakelia į tą švyturį ir galbūt, ir nesusimasto, kaip senai tas švyturys ir kuo jisai čia toks išskirtinis ir ypatingas. Švyturys tikrai senai. Jeigu būtų senasis švyturys dar čia stovėtų, tai šiemet jam būtų 140 metų. Nes senas švyturys buvo lygiai 70 metų ir traukdamiesi, sakykime, kariškiai susprogdino šitą, turbūt gal kaip ir karinį objektą, o naujajam irgi 70 metų. Tai dabar kartu sudėjus abudu seną ir naująjį švyturį, tai jiem yra 140 metų, kaip stovi Neringoje švyturys. O, sakykite, turistai gal irgi atėję gali, pavyzdžiui, dienos metu, ne vidurnaktį, užlipti pasigerėti to vaizdų iš švyturio, ar čia? Tikrai mes labai norėtume, kad tai būtų galima turistam padaryti, nežinau, ar pavyks su institucija, kuri atsakinga už švyturius, sutart mum, jog leistų bent jau jubiliejų šito švyturio progą apsilankyti galbūt laimėtojams, kurie atsakys daugiausiai klausimų apie švyturį, ar galbūt tikrai žmonėm jį užlipti, nes, kaip sakau, tai yra veikiantis objektas, jis yra navigacinis objektas ir jeigu tai leis padaryti, labai džiaugsimės, tačiau tai leidžiama svečiam, išskirtiniam, bet tikrai suderinus su vadovybė. Koks jūsų akimis yra ruduo Neringoje? Mano akimis, aš visiems savo draugam, artimiem, kuriuos gerbiu ir myliu, patariu Neringoje rudenį apsilankyti. Nes vasarą jisai vietų paprasčiausiai neturi. Deja, kai patariu apsilankyti ir žiemą, ir pavasarį. Kiekvienas metų laikas yra nuostabus ir gražus, tačiau ruduo jis yra dar ir labai turtingas. Šviežia žuvis jau darosi rudenį nebe deficitas. Jos yra daug ir jie galima visiškai nebrangiai nusipirkti pas grįžusius žvejus. Tai plus antras dalykas, ką Saulius sako, ir apsigyvendinimas čia yra nebeproblematiškas. O šiaip tai kviesčiau visus tikrai apsilankyti visais metų laikais Neringą, atrasti žiemą, kas ją pamato, kam pasiseka pamatyti tada, kada būna drėgna naktis, šaltas rytas, kada visi medžiai pasidengia šerkšnu, sidabru, tai yra neapsakomas vaizdas, mes bandome daryti nuotraukas, tačiau pamatyti tai gyvai yra ir kviesčiau jūs irgi apsilankyti pas mus. Smiltiniai atradom netgi ir buvusią Antrojo pasaulinio karo metais karinę bazę, taip ir atradome. Ką žadate iš to turto daryti, nes tokios nuostabios informacinės lentelės jau yra ir turbūt kažką tai būrėt. Tai yra gynybinė batarėja, kurią mes labai norime padaryti viso regiono lankytina vieta. Jis yra iš tikrųjų nuostabiai išsilaikiusi, nuostabiai atrodanti šiuo metu ir visiškai palyginus nedidelių investicijų reikalaujantis dalykas. Šiuo metu vyksta dokumentų tvarkymas, tačiau manau, kad kiekvienas šitą istorijos dalį Neringoje nustebtų pamatęs, kokia yra gynybinė batarėja vadinamoji ir kaip jie tais laikais, man pačiam klausimas kyla, kaip jie reikėjo pastatyti, neturėjom nei kelio, tada čia nebuvo nei kažko, tai suvežti tiek betono, kaip matėme, ir viso kito, tai yra tikrai įspūdingas dalykas, o tą istoriją turime kiekvieną žinoti. Dariau, štai vis tik tai Neringa nėra tik tai ties
užkardą, išvažiuoti į Kaliningradą, neringa tęsiasi toliau. Ar žadate kokias daryti bendras trasas, pažintinės, plaukti laivu, keliauti dviračiais, apjungti vis tik tai kaimynai. Vis tiek tai yra ir turizmui patraukli erdvė pamatyti. Iš tikrųjų, neringa, kaip žinom, yra ir į UNESCO primta ne tik tai lietuviškoji dalis. Tai yra bendra Kuršių nerija ir UNESCO, jeigu būtų svarstomas klausimas išbraukti iš UNESCO, tai būtų dėl anos pusės Rusijos ar dėl mūsų veiksmų, tai išbraukti būtume visą Kuršių neriją, tiek rusiškoji, tiek lietuviškoji pusė. Tai apie tai mes kalbėti turbūt negalim ir to nenorim. Vien dėl to yra planas, net ne planas, o UNESCO reikalavimas parengti bendrą Kuršių nerijos valdymo planą, jog pagrindinė jo mintis būtų nustatyti valdžios institucijas, kas už ką atsako. Už ką atsako nacionalinis parkas, už ką atsako savivaldybės ar Rusijos pusėje kiti administraciniai vienetai, tam, kad būtų galima aiškiai žinoti, kas ką prižiūri, kas ką saugo, kas ką puoselėja. Dėl bendrų dalykų laivyba su Rusija jau yra atidaryta, tai per 25 metus įvyko pirmą kartą, to nėra buvę nuo mūsų nepriklausomybės, tuo labai džiaugiamės, tai yra dar sudėtingas procesas, bet jau galimas. Dviračių takų, nes mes žinom, kad per neringą eina Eurovelo takas, kuris eina aplink visą Baltijos jūrą, tai šiuo metu berods ir yra tik tai, kad Kaliningrado dalyje jo nėra, tačiau bendraujant su Rusijos atstovais, jie tikrai to tako nori. Kiekvienais metais sako, kad jau Maskva skyrė pinigus tam takui, to tako atsiradimui ir manome, kad artimiausių metų tas takas susijungs su neringa, kuris eina paskui link Šventosios, link Palangos ir visur kitur ir dviračiais galėsime apvykti visą Baltijos jūrą be trukdžių. Tad tai ko gero įvyks. Dėkojame Kuršių nerijai už rudenėjančią šilumą, saulėtas dienas, savaip šiurenantį vėją ir įkvepiančią rudenėjančią gamtą, o sutiktiems neringiškiams už atviras širdis ir atvertas paslaptis. Šią laidą baigiame ir savo keliones. Iki kitų susitikimų.